fizinių pratybų? Vaikinai dirbo tikrai nuoširdžiai, gavo nemažą krūvį. Tai buvo, galim sakyti, pradinė įžanginė stovykla. Aš esu jais patenkintas. Jie tikrai dirba nuoširdžiai, tikrai matosi, kad jie nori kažką pasiekti, nori patobulėti, o tai, manau, pats pagrindinis dalykas. Ar galima sakyti, kad viskas vyksta pagal planą? Taip. Aš esu, ką esam numatę, principė, viskas tą stengiamės įgyvendinti. Kokios fizinės formos vaikinai atvyko į stovyklą? Daugumoje, aš manau, atvyko jau šiek tiek pasportavę. Negaliu sakyti, kad labai ideali fizinė forma, bet įvertinkim taip, kad geriau negu vidutiniškai daugumoje. Yra, kurie tikrai pasiruošė gerai. Kaip toliau planuojate pasirengimą? Baigiam šią ciklą, kitą savaitę jau derinsim darbą lauke su darbo salėje. Sekantis savaitės toks ciklas.